Mauzeri, kada mes pradėsim protestus prieš šalies islamizaciją? Kad pasakykit. Nu, o kam to reikia? Nu, vat vokiečiai protestuoja. Išėjo į gatvę 17 000 žmonių protestų vardan. Kyla ir Prancūzija, ir Belgija. Nu, mums negresia jokia islamizacija. Žiūrovas, pažiūrėkit, ką kalba šitą durną pelę. Pažiūrėkit šitą durną pelę. Mums negresia islamizacija. Taip. Eikit jūs. Taip. Jūs kada nors buvot iš namų išėjęs? Jūs bandėt kada nors Vilniui pavalgyti skaniai ir nebrangiai? Ar bandėt? Ant kiekvienos sankryžos, kur tik pažvelgs akis, kebabai, 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 visur vieni kebabai, aplinkui vieni kebabai, kebabų jūra. Kebab City. Tai aš atsiprašau, tai čia Lietuva ar koks Libanas? Tai jūs valgykit cepelinus ir nebus jokios islamizacijos. Kur? Aš Garliavoj, Klonio gatvėj, beveik metus atstovėjau dežuruodamas. Ir nemačiau ne vieno cepelino. Vieni kebabai, kebabai, kebabai. Važiuoju į Klaipėdą, pakeliui tik tai kebabai. Važiuoju į Kauną kebabai, į Panevėžį važiuoju kebabai. Važiuoju į Ignaliną, pakeliui karčiama parašyta. Įeini į vidų. Spėkit kas? Kebabai. Tai ar jums vis dar per mažai islamizacijos? Bet kas bendro tarp islamo ir kebabo? Nepertraukinėkite mane. Jūs paminėsit mano žodį. Artėja lietuviškų žirgų, lietuviškos lenktynės Sartuose. Ir ten vietoj lietuviškiausio maisto riebos kiaulienos šašlyko mes matysim kebabus. Ir suksis ten ant kiekvieno metalo iešmo po kebabą. Riebų kaip riebi pilvo šokio striptizo šokėja. Suksis kebabai visur tenais. O jūs klausėt, kur ta islamizacija? Ne, nu jeigu jūs pasižiūrėsit į paprastą kebabų kepėją Lietuvoje, pamatysite, kad kebabus kepa tas pats lietuvis. Islamistas lietuvis. Tikras lietuvis katalikas kepa kiaulės šašlyką, vėdarą arba bankucheną. O kiniečių restoranų gausa jums nesukelia antikonfucianistinės isterijos, a? Kinų restorane aš nė kartą neapsinuodėjau. Nė kartą. Ko nepasakysi apie kebabus, nuo kurių vien šiemet aš vėmiau 3 kartus. Todėl visi lietuviai ir lietuvaičiai renkamės prie artimiausio kebabo kioskelio ir protestuojam prieš Lietuvos kebabizaciją.